Sveiki visi, su jumis Povilas iš divai.lt. Jeigu sekate šį kanalą, tikriausiai pastebėjote, kad paskutiniu metu kanale buvo tyliau. Kėliau mažiau video epizodų ir būsiu atviras. Per tą laiką pats savo kėliau klausimą, ar iš vis šiandien dar reikalingi tokie projektai kaip divai.lt, kai žmogus gali paklausti ChatGPT, paklausti Googlinio Gemini, pažiūrėti šimtus YouTube video epizodų ir nemokamai rasti beveik bet kokią informaciją. Atitinkamai natūraliai, kai kam galėjo kilti klausimas, ar Divai projektas dar gyvas iš vis. Tai jeigu trumpai, taip gyvas. Divai mokymai ir toliau vyksta, rugsėjį startuoja nauja grupė. Divai uždara bendruomenė toliau gyvuoja, bet šiandienos epizode noriu pakalbėti apie tai, kodėl apskritai verta imtis dividendinio investavimo temos. Ypač, kai šiais laikais informacijos galime surasti daugiau negu bet kada anksčiau. Bet kuris nemokamas dirbtinis intelektas atsakys į bet kokį jūsų su dividendiniu investavimu susijusį klausimą. Taigi šiandien bus toks pokalbis nuoširdžiai apie divai.lt projektą ir bendrai apie dividendinį investavimą bei mūsų informacinio amžiaus, kuriame gyvename, sunkumus bei iššūkius dividendiniam investuotojui. Todėl neatsijunkit. Po trumpos pertraukėlės pradėsime, o jūs kol kas spauskit like ir jei dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai pats laikas tai padaryti. Važiuojam. Pradžiai prieš mums judant toliau noriu iškart pasakyti vieną momentą. Nei šiame epizode, nei bet kuriam kitam epizode šiame kanale nepamatysite brokerių reklamos. Aš nekviesiu jūsų nei atidarinėti brokerio sąskaitą, nei agituosiu jūs rinktis kažkokį atskirą brokerį, nei prašysiu jūsų, kad jūs paspaustumėt referalinę nuorodą arba kažkokį tai barkodą, per kurį jūs turit atidaryti savo brokerio sąskaitą. Mano nuomonė, brokerio pasirinkimas tai yra labai jautrus individualus klausimas. Kai investuotojas renkasi brokerį, įprastai jis pasirinka vieną kartą visai savo investavimo karjerai ir vėliau pasirinkęs labai retai, kas keičia brokerį, ypač kai portfelis jau suformuotas. Todėl mano tikslas šiame kanale nėra parduoti brokerį, mano tikslas padėti dividendiniam investuotojui sudėlioti mintis ir mąstyti aiškiau. Todėl atsipalaiduokit, brokerio reklamos šiame kanale arba šiame epizode jūs nematysit. Taigi, kaip jau minėjau ir kaip jau turbūt pastebėjot, pastaruoju metu epizodų šiame kanale kėliau mažiau ir tam priežastis yra labai paprasta. Nenorėjau kurti epizodų vien tam, kad būtų ką viešinti. Bet kas nors kartą bandė vesti YouTube kanalą, žino, kad būna, kai ateina YouTuberiai tokie periodai, kai YouTuberis yra priverstas gaminti epizodus vien tik tai tam, kad maitint YouTube algoritmus, kad augtų prenumeratorių kiekis ir kad YouTube'as matytų, kad kanalas tipo yra gyvas. Kadangi aš negyvenu iš YouTube'o, man nėra problemos laikinai sustabdyti naujų epizodų srautą, tačiau stengiuosi laikytis principo. Jeigu žmogus skiria bent 10 minučių savo laiko mano sukurtam epizodui, per tuos 10 minučių jis turi likti bent su viena aiškesnė mintim. Ir šiandienos mintis arba galbūt klausimus, kurį aš noriu su jumis aptart, ar mūsų laikais iš principo reikalingi online mokymai ir ne tik online mokymai. Juk kai atsirado dirbtinis intelektas ir jis vis tobulėja, kam iš vis reikalingi mokymai. Tai vat tokią mintį, tokį klausimą aš kviečiu aptart. Šiandien aš pasidalinsiu su jumis savo mintimis, o jūs galite savo nuomonės kelt ir kviečiu tai daryti šio video komentaruose. Nepaslaptis, kad mūsų laikais informacija yra prieinama ant pirštų galiukų, bet kas gali paklausti ChatGPT, Google Gemini, YouTube'ą panaršyti, visokiausių straipsnių prisiskaityti, forumų, informacijos tiek daug, kad jei netingėsit, surasit bet ką. Atitinkamai informacijos trūkumas tai daugiau nebėra problema. Mūsų laikais problema yra sugebėjimas arba teisingiau pasakyti nesugebėjimas surinkti informaciją, ją susisteminti ir apdoroti ją taip, kad galima būtų sukurti savo sprendimų sistemą. Ir kuo toliau, tuo informacijos bus daugiau, tuo svarbesnis bus šis minėtas įgūdis. Taigi problema yra ne informacijos trūkumas, problema yra informacinė košė galvoje. Ir tai liečia bet kokią temą, bet kokį investavimo būdą arba investavimo kryptį, ar jūs bandot būti vertės investuotojai, ar investuoti į ETF'us, ar bet koks kitas investavimo būdas, visur turi būti supratimas, ką darai. Kitaip tiesiog šaudėsi iš patrankos į orą. Reikia sistemos. Kadangi šis kanalas yra apie dividendinį investavimą, tai ir paimkim dividendinį investavimą už pavyzdį. Žmogus, kuris savo pasirinka dividendinį investavimą, jam reikia atsakyti į sekančius klausimus.
Visų pirma, kodėl iš vis verta imtis dividendinio investavimo ir kodėl verta skirti dalį savo pinigų būtent tokiam investavimui. Duosiu iš karto užuominą. Raktinis momentas dividendiniam investavimui yra taip vadinamas dividend growth investing. Tai yra, aš esu giliai įsitikinęs, kad dividendinis investavimas yra visiškai beprasmiškas, jeigu investuotojas nesirenka savo kompanijų, kurios pastoviai kelia iš metų į metus savo dividendinės išmokas. Dividendinio investuotojo pagrindinis tikslas turi būti yield on cost augimas. Apie tai aš šiame kanale įrašiau ne vieną epizodą ir net atskirai webinarą apie tai organizavom. Įkelsiu kažkur štai čia kampe, jums atsiras nuoroda, kas norėsit, galėsit nueit pasižiūrėti, arba jeigu nesurasit šios nuorodos, tai paliksiu šio video aprašyme. Toliau, kai tik tai investuotojas atsakė savo klausimą, kodėl verta imtis dividendinio investavimo, sekantis klausimas, kuris jiems kils. O tai kokio tipo dividendinės įmonės tinka būtent šiam investuotojui? Iškart prasitarsiu, ne visada ir ne vien dėl dividendų gražos dydžio verta arba neverta rinktis atskiras dividendinės kompanijas. Divai mokymuose mes tai vadinam pasirinkimas pagal prie širdies kriterijų. Iš pirmo žvilgsnio visai nelogiškas kriterijus, bet naudojant šį kriterijų išsisprendžia daugelis psichologinių problemų, apie kurias dividendinio investavimo naujokas net nenutuokia ir sužinos tik tai pradėjęs investuoti. Sekanti klausimų grupė, su kuria susidurs dividendinis investuotojas ir turės savo atsakyti į šios klausimus, o tai kokio dividendinio pajamingumo investuotojas iš vis savo ieško. Klausimas atrodytų paprastas, ne? Tiesiog surandam kompaniją, kuri moka didžiausius dividendus ir valio, sukišam visus pinigus tenais, ne? Bet o ar girdėjot apie tokį dalyką kaip dividendiniai spąstai? Aš asmeniškai, būdamas dividendinio investavimo naujoku, kelis kartus buvau į tokius spąstus patekęs. Atitinkamai nepakanka investuotojui tiesiog išsirinkti didesnę dividendinę grąžą mokančias kompanijas. Galima labai greitai prisidirbti, o tai veda prie sekančio klausimo. Ir šis klausimas yra kompanijos dividendinė politika arba klausimų grupė vėlgi. Tai yra kaip įvertinti kompanijos dividendų tvarumą. Ne ta prasme, ar ji iš vis mokės dividendus, bet kaip įvertinti, ar yra šansai, kad dividendus kompanija pastoviai augins iš metų į metus. Prisimenat pirmą klausimą iš pirmo bloko. Jei dividendai neauga, dividendinis investavimas tampa beprasmišku. Tai dividendinio investavimo naujokas labai greitai spręsdamas arba atsakinėdamas savo į klausimą apie kompanijos dividendų politiką, labai greitai prieis prie sekančio klausimo. O tai kada geriau praleisti įmonę? Net jeigu dabartinė dividendinė grąža atrodo patraukliai ir saugiai ir nesimato dividendinių spąstų, bet vis tiek yra situacijų, kai vis tiek netgi reikia praleisti ir netgi tokią dividendinę kompaniją. Toliau, kai žmogus išsprendė štai šiuos klausimus, jam kils trečia klausimų grupė. Tai yra, kada ir kaip suprast, kad jau atėjo laikas paspaust gaiduką. Ir spręsdamas šį klausimą, dividendinis investuotojas susidurs su tokiu dalyku, kaip mes divai mokymuose vadinam kainos kaina. Tai yra, jūs įvertinot įmonės dividendų politiką, jums viskas tinka valio, jūs esat pasiruošę pirkti tos įmonės akcijas. O kas, jei tos kompanijos akcijos yra šiuo metu per brangios? Ką tada daryti? Kaip iš vis suprast, kad jos yra per brangios? Jūs galite patekti į situaciją, kai prisipirkot kompanijos akcijų ir tada ilgą laiką stebit, kaip jūsų sąskaitoje raudonuoja slenkantis minusas. Taip, kompanija moka dividendus, bet jį pastoviai slenka minusą arba dar blogiau eina į minusą. Tai yra akcijų kaina pastoviai krenta. Ir ką su tuo daryti? Aišku, galima būtų pasakyti, taigi moka dividendus, mes dėl dividendų pirkom. O kas jeigu minusas, kurį jūs gaunat iš pingančių akcijų, tampa didesnis negu dividendai, kuriuos jūs uždirbat? Vėlgi, priguglinus, ChatGPT-inus, jums krūvo visokiausių gūrų pasakys, tai diversifikavimas čia padės, reikia diversifikuoti ir viskas. Tai tada, diversifikavimas irgi visa atskira tema. Tai klausimas, o tai kiek įmonių tada reikia, arba kiek įmonių verta iš vis laikyti dividendiniam investuotojui savo portfelyje? Kaip valdyti riziką? Ar žinojote, kad yra du skirtingi pasauliai? Tai yra, kai žmogaus tikslas nusipirkti kompanijos akcijų pigiau ir po kažkurio tai laiko parduoti tos kompanijos akcijas brangiau, tai tokiam žmogui turi būti vienas atskiras toksai rizikos valdymo principas. O iš kitos pusės žmogus, kuris perka kažkokios tai kompanijos akcijų grinai dėl dividendų, tai jisai negali naudoti to pirmo žmogaus rizikos valdymo principų. Tai yra, jeigu sumaišyti tuos du pasaulius į vieną, tai jūs tik tai galėsit prisidirbti ir tik tai minusą savo prisidaryti. Toliau kyla visokiausi psichologiniai klausimai konkretaus investuotojo atžvilgiu. Tai yra, kaip reaguoti, kai akcijų kainos staiga krenta, kaip savo portfelį apsaugot nuo
savęs paties, kaip žinot, kad sprendimas buvo logiškas, o ne emocinis visų pirma pačioj pradžioj ir taip toliau. Krūva skirtingų klausimų ir aš nupaišysiu štai tokią iliustraciją. Iš karto atsiprašau už tai, kad aš nesuper toksai Picasso ir nemoku paišyti. Taigi štai turim dividendinį investuotoją ir jo gyvenime aplink jį pastoviai skraido krūva visokiausių klausimų. 1, 2, 3 bloko klausimai, kuriuos mes su jumis aptarėm, visokiausios taisyklės, jo tikslai, jo gyvenimo tikslai, jo šeiminė padėtis, jo finansinė padėtis, disciplina, rizikos visokiausios, jo rizikos tolerancija, psichologija ir taip toliau. Į visų šios klausimus dirbtinis intelektas atskirai į tuos klausimus atsakyti gali. Bet dirbtinis intelektas nesvarbu, kokį jūs naudojat, net jeigu jūs mokamą naudojat, niekada nepadės jums ir nesugebės suformuoti jums jūsų dividendinio investuotojo arba investuotojo iš principo tokio investuotojo stuburo. Jau nekalbant apie visos šios informacijos ir visų šitų klausimų susisteminimą į kažkokį tai apčiuopiamą, aišku, step by step algoritmą. Dirbtinis intelektas nepadarys jūsų namų darbų, kuriuos jūs turit patys atlikti. Jisai už jūs to nepadarys. Nepažins jūsų psichologijos, jūsų rizikos tolerancijos, neprisiims atsakomybės už jūsų tikslų suformavimą ir nesudėlios jums tokio algoritmo, kuriuo jūs galėsite realiai pasitikėti tada, kai rinkos pradės raudonot arba kažkokia tai krizinė situacija ateis. Tokiam darbui dirbtinis intelektas netinka ir čia jau reikalinga patirtis ir gyvo žmogaus arba tokių žmonių bendruomenės pagalba. Ir aš jau čia numatau visą armiją žmonių, kurie komentaruose rašysit. Tai Povilai, kam tau išvis kankintis su pavieniam akcijom ir spręsti visus šios klausimus, kuriuos tu ką tik įvardinai, jeigu gali tiesiog nusipirkti vieną atskirą plačiai diversifikuotą ETF ir pamiršti apie visas savo bėdas. Tai jums, kas taip atsakysit, kad čia dabar neužimti šio epizodo eterio per daug, yra kanale atskiras epizodas, kuriame papasakojau savo argumentus prieš ETF investavimą. Štai čia vėlgi atsiras jums nuoroda į tą video epizodą, arba jeigu kažkaip tai praleisit ir nesugebėsit paspaust, tai tada paliksiu šio video aprašyme. Ten aš galbūt kokį pusvalandį pasakojau savo argumentus, kodėl aš asmeniškai nesirinku ETF investavimo. O mes kol kas sugrįžkim prie informacijos prieinamumo ir susisteminimo klausimų. Būtent tam ir sukūriau divai.lt projektą ir divai mokymų programą. Būtent tam, kad spręsti informacinis košės galvoje problemą. Divai.lt projektas tai nėra tiesiog online video epizodų mokymai. Tai yra maždaug 12 savaičių intensyvus procesas, kurį pabaigus žmogus patenka į uždarą divai bendruomenę. Kurso metu mes kiekvieną savaitę paimam vis naują temą. Ir online paskaitos metu, kurią padarom irgi gyvai, paimama atskira tema ir suteikiami namų darbai, kuriuos divai mokymų dalyvis daro visą savaitę savarankiškai. Tokios savotiškos dirbtuvės, jeigu galime išsireikšti. Žmogus per kursą analizuoja 30,50 dividendinių įmonių savarankiškai ir kurso pabaigoje turi ne teorijos konspektą, o savo asmeninį dividendinio investavimo algoritmą. Viso kurso metu dalyvis analizuoja pasirinktas dividendinės kompanijas, jų dividendų politiką, vertina, ar akcijų kaina yra adekvati, tikrina kompanijos skolinimosi politiką, o atliekant skirtingus namų darbus, pakeliui jam gimsta jo asmeninis dividendinio investavimo veiksmų algoritmas, kurį atskiras investuotojas jau pritaiko savo gyvenimo situacijai. Tai yra, pasibaigus mokymą žmogus turi ne tik teorinės informacijos konspektą. Primenu, informacijos, kurią mūsų laikais galima tiesiog surinkti bet kur nemokamai. Bet žmogus turi aišku susistemintą step by step veiksmų planą ir savarankiškai išanalizuotas 30-50 kompanijų plus patenka į uždarą bendruomenę. Ir čia kaip niekada labiausiai tiks Johano Wolfgango von Goethes frazė. Žinoti nepakanka, reikia pritaikyti. Norėti nepakanka, reikia daryti. Man atrodo, štai šią Johano frazę kaip niekada aktuali. Mes gyvenam laikais, kai svarbiausia ne pati informacija ar kažkokios tai slaptos super duper idėjos. Svarbiausia yra gebėti tą informaciją susisteminti ir pritaikyti praktikoje. Ir būtent todėl, jeigu jūs galvojate apie divai projektą, jums jisai visiškai netiks, jeigu jūs tiesiog norit akcijų sąrašo jau paruošto pagaminto, jūs nenorit daryti savarankiškai namų darbų, jūs ieškot kažkaip tai greito atsakymo, divai projektas jums čia visiškai netiks. Jisai tinka tik tai tiems, kas nori suprasti pačią sprendimų logiką, nori susikurti savo algoritmą ir nori būtent praktinių žinių, o ne teorijos.
Taigi labai trumpai, kam įdomu, sekantis dividendų investavimo kursas startuoja rugsėjo 7 dieną. Jeigu norite ne tik žiūrėti pavienius epizodus šiame kanale, bet norit per maždaug 12 savaičių praktiškai susikurti savo dividendų investavimo veiksmų algoritmą, tai tiesiog nueinam į divai.lt ir ten galėsit štai paskrolinus surasti krūvą informacijos. Čia pasistengė sukelt visą aprašymą, kaip, ką ir ko jūs galite tikėtis iš šio kurso. Jeigu norit, galite tiesiog nueiti į atsiliepimų skyrelį. Ten jau tie, kas pabaigė divai mokymus, jie pasidalins su jumis savo patirtimis. Todėl, jeigu norite išmokti priimti sprendimus savarankiškai, tada kviečiu pasidomėti šiais mokymais. Na, o jūs šio kanalo žiūrovus aš kviečiu jungtis prie diskusijos komentaruose, kad toliau aptart klausimą, ar reikalingi online mokymai mūsų dirbtinio intelekto laikais. Aš iš savo pusės galiu pažadėti, kad aš perskaitysiu kiekvieną jūsų komentarą. Ten, kur turiu ką pasakyti ar pakomentuoti arba atsakyti jums, aš būtinai atsakysiu. Ten, kur reikės atsakyti, tai yra išsakyti savo nuomonę, reikės visos atskiro epizodo, tai galbūt tai ir padarysiu. Bet kol kas kviečiu keltis į komentarų lauką ir ten pratęsti šią diskusiją. Jeigu jūs dar neužprenumeravote šį kanalą, tai pats laikas tai padaryti. Sėkmės visiems.